vėlgi, mano visa informacija, kurią dalinuosi, tai yra tik dėl edukacijos, dėl visus sprendimus, daryk su savo daktaru ir pagal jo rekomendacijas. Sveiki, filmukas apie mildronatą. Klausimas maždaug toks, ar vertėtų man jį naudot ir kokiom aplinkybėmis. Tai paprastai tai mildronatas daktarų skiriamas tada, kada tau reikia pagerinti širdies funkciją, turint tam tikrą problemą, tarkim, išsemija, tokia liga, tokia diagnozija, kai tam tikram tavo tam tikro kūno vietoj trūksta kraujo. Tai kai trūksta kraujo širdie, tai galėtų būti vadinama angina. Kai trūksta kraujo smegenyse, galėtų vadintis insultas. Ar ne? Tiesiog skirtingų vietų skirtingas pavadinimas, bet bendras terminas tai yra išsemija, tiesiog kai trūksta vienoje vietoje kraujo. Tai tarkim, trūksta konkrečiai kraujo širdie, tas sakykime, atsitinka infarktacija, tam tikro audinio pažeidimas, nekrozė, gali net pilnai mirti audinys, arba jis tiesiog negauna kraujo ir atrofuojasi, ar ne, arba nesudirba. Tai širdis tiesiog dirba neefektyviai. Tam tikras galėtų gabalėlis, plotas nesusitraukti, nesudirbti ir ta širdies funkcija tiesiog tampa silpnesnė. Tai čia viena iš tokių priežasčių, ar ne, kodėl galėtų būti skiriamas mildronatas tokiems pacientams. Iš esmės pagerina širdies funkciją. Būtent širdie pasijaučia tas toks geriausias efektas naudoja kartai. Tai būtent dėl pagrindinių mechanizmų. Mechanizmai tai yra tokie, kad pagrindinis mechanizmas tai mažinti karnitino kiekį kraujyje. Tai mažesnis kiekis karnitino kraujyje priveda prie stabdymo riebalų rūgščių įnešimo į mitochondriją. Tai karnitinas iš esmės labai daug funkcijų atlieka. Taip pat išnešt riebalą iš mitochondrijos, reguliuoti metabolizmą, kurį daugiau naudot, antioksidaciniam strese turi įtakos ir daug tokių dalykų. Tas pats riebalo deginimas, ar ne? Daug tikrai dalykų ir tada galvoji, kodėl tada tas mildronatas, kodėl jį naudoja. Tai iš esmės paprastai, tai dėl širdies, būtent dėl širdies funkcijos lengvinimo. Tiesiog širdžiai palengvina darbą, ar ne? Tai pavyzdys, kaip ir sakiau, infarktacija, audinys negauna pakankamai kraujo ir širdis dirba neefektyviai. Ir kaip tai palengvinti, tai duodi mildronato. Beje, mechanizmai, du pagrindiniai. Vienas iš jų, kaip ir sakiau, slopinti, bet tas slopinimas kaip vyksta. Tai yra dvi aminų rūgštys reikalingos pagaminti karnitinui. Ir principas, kaip ir sakiau, kad gamintų mažiau karnitino, ar ne? Tai vyksta karnitino biosintezė iš tų dviejų aminų rūgščių ir galutinėme etape sustabdo vieno fermento gamybą, tiesiog jį slopina ir nevyksta karnitino gamyba pilnai, ar ne? Tai reiškia, stabdo karnitino gamybą. Kitas mechanizmas yra inkstų reabsorbcija. Inkstai turi tokią funkciją reabsorbuoti. Tai tarkim, išmeta, kūnas jau nori kaip ir išmest tam tikrus elementus, bet reikalingus vis dar inkstai sugeba reabsorbuoti, vėl paimti, sugrąžinti į kraują. Tai maksimalus toks, sakyčiau, gan stiprus karnitino šalinimas iš organizmo. Sakyčiau, šalina ir neleidžia gaminti. Karnitino kiekis bus gerokai mažesnis. Tai kodėl, dar kartą, tai todėl, kad palengvintų širdies funkciją. Jinai palengvėja todėl, kad riebalų rūgštys turi eiti į mitochondriją, jas įneša karnitinas ir riebalų rūgštys gamina viskas ok, gamina tą energiją, gamina adenozino trifosfatą, bet išskiria ganėtinai daug oksidacinio streso. Oksidacinis stresas sunkus mitochondrijai ir apskritai ir iš riebalo gaminti energiją yra gerokai sunkiau. Tas pats, tarkim, turim dvi energijos formas, tai yra gliukozė, piruvatas ląstelėje, ar ne, ir riebalų rūgštys irgi ląstelėje, ar ne. Ir juos abudu kūnas reguliuoja, kurį daugiau naudoti. Tarkim, tau reikia didesnio krūvio, daugiau jėgos, daugiau energijos. Faktas naudoja piruvatą ir gliukozės iš angliavandenių, kuriuos tu suvalgai, ar ne? Nes tiesiog tas yra efektyvesnis, kuras yra iš angliavandenių. Iš riebalų yra sunkiau, jis yra labiau toks suspaustas, koncentruotas ir pats pagaminimas adenozino trifosfato yra sudėtingesnis procesas. Todėl jis gaminasi lėčiau ir išskiria ganėtinai daug oksidacinio streso, kas iš esmės ląstelėje yra sunku. Kuo daugiau oksidacinio streso, tuo ląstelėje yra sunkiau. Negana to, kad pats oksidacinis stresas iš esmės galbūt energijos gamyboje pagamintas oksidacinis stresas nėra tiek žalingas organizmui, bet šiaip sumoji jį reiktų mažinti kiek įmanoma daugiau, nes kraujotakai ir kitoms sistemom yra ganėtinai pavojingas didelis oksidacinis stresas. Tai būtų taip,
Mildonatas naudojamas didelės ištvermės reikalaujančiam sporte, galbūt maratonas ilgas, va tokie ilgi bėgimai. Galbūt dar galėtų būti naudojamas dėl oksidacinio streso sumažinimo po krūvio, po streso. Tai jeigu sukūrė labai didelį krūvį ir blogai jautiesi, tai mildonatas galėtų palengvinti tą oksidacinį stresą. Tiesiog sumažėtų oksidacinis stresas ir tu lengviau atsistatinėtų. Bet sumažėja tavo riebalo panaudojimas ir, sakyčiau, toks apskritai tavo sistema karnitino turi turėti. Jis reikalingas tavo sistemai. Tai toks maždaug apėjimas, kaip chemiją naudot, lyg ir pagerinsi, bet neveiks kita visa funkcija. Pavyzdžiui, duosi tą patį testosteroną didesniais kiekis, kaip ir sukursi daugiau augimo ar panašiai, bet sukuri daug kitų problemų. Hormonų disbalansas, hypothalamus, pituitary testicles, ašis nebeveikia, tiesiog nebegaminė LH ir FSH hormonų, kuris reikalingas visur tam pačiam cholesteroliui sutvarkyti. Smegenyse yra LH receptorių, kuriems irgi reikia dėl atminties mąstymo, ar ne? Ir tas pats su neurotransmiteriais irgi reikalingas LH hormonas. Tai tu daug funkcijų sugadini vien dėl to, kad turėtum daugiau energijos, jėgos, kas priveda prie daugiau žalos. Tai čia panašus mechanizmas. Naudosi milronatą, lyg tu būsi ištvermingesnis, bet priveda prie daug kitų blogų šaltinių efektų, kas realiai mažinti tiesiog karnitiną. Tai tos pats riebalų deginimas sumažėjęs ir panašiai. Tai sumoje, sakyčiau, milronatas turėtų būti renkamasis tada naudoti, kai tu sukuri labai didelį oksidacinį stresą ir nori padėti kūnui atsistatinėti, arba tiesiog tau tuo metu reikia geriau jaustis. Tai milronatas tada padėtų. Galbūt reikia ištverti kažkokį tai sudėtingą fizinį krūvį. Milronatas tuo vietu tada padėtų, arba tiesiog tavo širdis dirba neefektyviai sunkiai, kuri pagrindinė priežastis yra šio vaisto naudojime. Tiesiog širdis nesugeba dirbti. Ir tas pats faktas, širdis pati iš esmės irgi yra raumuo, ar ne? Tai būtent ten sumažės oksidacinis stresas pačiam širdies raumenyje, širdies darbas palengvės. Tai ir tada širdis pučia, pumpuoja tą kraują į visą organizmą, ne? Tai jinai tiesiog taps efektyvesnė, lengvesnė, lengviau dirbs. Tai dėl širdies darbo galbūt irgi būtų variantas pasirinkti milronatą naudojimą. Tai galbūt būtų tiek apie milronatą. Ir vėlgi, mano visa informacija, kurią dalinuosi, tai yra tik dėl edukacijos, dėl visus sprendimus, daryk su savo daktaru ir pagal jo rekomendacijas. Ir jeigu patinka filmukai, spausk like ir subscribe ir laukiam naujų. Iki. Translation.